Robotuk, kodėl esi toks susimąstęs? Atvykau į zoologijos sodą. Pirmiausia, noriu pamatyti žirafas, bet nežinau, kur jų aptvaras. Keliaukime prie zoologijos sodo plano. Mes tau paaiškinsime, kaip rasti žirafas. O kas yra planas? Planas – tai nedidelės vietovės, miesto, kiemo, sodo, parko, pastato ar kambario brėžinys, kuriame objektai pavaizduoti iš viršaus. Kaip jį nubraižyti iš viršaus? Taip atrodo sumažintas zoologijos sodo vaizdas iš viršaus nubraižytas plokštumoje. Plane daiktai vaizduojami tam tikrais sutartiniais ženklais ir yra daug kartų mažesni negu iš tikrųjų. Pažiūrėk, Robotuk, šiame plane takelis vaizduojamas linijomis, narvas stačiakampiu. Pieva į kabutes panašiais brūkšneliais, o medžiai skrituliais. Tvenkinys plane apibrėžiamas vingiuota linija ir yra mėlynos spalvos. Laiptai brūkšniuotų stačiakampiu. Vartai vaizduojami ilgu siauru stačiakampiu. Vaikų žaidimo aikštelė skrituliu su raide V. Prie plano visada nurodomos sutartinių ženklų reikšmės. Ačiū, supratau, kaip braižyti planą. O kur šiame plane yra žirafų aptvaras? Žirafų aptvaras yra čia. Kaip naudojantis šiuo planu nueiti iki žirafų? Čia, prie vartų stovime mes. Reikia keliauti tiesiai takeliu iki tvenkinio. Už jo pasukti į dešinę. Prieiti laiptus kairėje pusėje. Jais nusileisti žemyn. Čia rasime žirafų narvą. Norėčiau išmėginti savo jėgas. Ar naudodamasis planu mokėsiu nukeliauti iki žirafų? Kaip greitai naudodamasis planu nukeliavau iki žirafų? Planas labai naudingas, norint rasti reikiamą objektą. Buvo labai įdomu sužinoti, kaip jį nubraižyti. Robotuk, taip pat galime nubraižyti miesto, mokyklos kiemo, kambario ar kitos vietovės planą. Braižydami galime naudoti ir savo sukurtus sutartinius ženklus. Tik visuomet reikia paaiškinti, ką jie reiškia. Viso gero, keliauju namo. Nekantrauju nubraižyti savo kambario planą. Puiku!